Ačiū, kad jūs taip daug susirinkot, ačiū jums už viską. Dabar noriu žinoti, ar yra salėje žmogus virš 88 metų. Taip, šitai poniai aš kaip Anglijos karalienė turiu duoti dovaną. Jinai duodavo dovaną. Šita ponia ateina pas šitą poną ir pasirenka knygą, kurią nori vieną. Ja padovanosim veltui šitai poniai. Dabar taip, mano mėlėjai, kadangi aš su tą ponę esam pačios vyriausios, jis sėdi pačiam gale, aš pačiam priekyje, tai gal leisite man atsisėsti ir aš kalbėsiu sėdėdama. Labai myliu žmonės ir ačiū viešpačiui, dalis jų myli mane ir aš jums už tai labai labai dėkoju. Paprastai 1 valandą kalbu aš, o paskui aš atsakinėju į klausimus. Klausimus paprašysiu mergaitės, kad duotų jums popierėlių, labai prašau užduoti raštu. Pasakysiu, kodėl. Tada jūs parašot 2 klausimus, tiek, kiek ir norit. Aš jūsų nematau, kaip jūs atrodot, ir aš drąsiai jums atsakinėju taip, kaip išmanau, arba dar ką tai paklausiu. Būna juokingų atvejų, kada iš salės klausia, nesuformuluoja gerai klausimo, tai bijo klausti, tai ką nors, ir šitaip yra geriau. Ir aš jūsų prašau man duoti klausimus raštiškai. Į kiekvieną atsakysiu taip, kaip aš suprantu, ir galbūt ir jums bus geriau. Dabar aš jums visa širdim ir visa siela noriu kaip tai perduoti daugiau tokių žinių, kad jūs kaip ką suprastumėt patys. Mes gyvenam kapitalizme. Kapitalizmas yra kitoks negu socializmas. Kapitalizmui reikia parduoti labai daug vaistų. Farmacininkams reikia, kad jūs sirgtumėt, dėl to, kad būdami sveiki mes nesinaudosim tais vaistais. Taip yra visame pasaulyje. Alzheimerio liga tai yra silpna protybė, kuri plinta vyresnio amžiaus žmonėms visame pasaulyje. Nustatyta 100%, 50% nuo vaistų naudojimo. Todėl aš leisiu savo šiek tiek ilgiau pakalbėti apie vaistus ir apie vaistų grupės. Ir kaip paaiškinti jums, kaip vis dėlto mes turim naudotis ir iki kiek mes turim pasitikėti, aš pati esu gydytoja, mielais mūsų gydytojais, kurie mus mato 15 minučių ir nežino nei mūsų gyvenimo, nei mūsų anamnezės, ir jam reikia labai daug surašyti. Ir jis paprastai labai dažnai skiria per daug vaistų, negu reikia. Pasaulyje nerasta nei vieno vaisto, kuris nekenktų žmogui. Dažniausiai vaistai kenkia kepenims. 1950 metais Šveicarijoje, pačioj laimingiausiai pasaulio šalyje, buvo sudaryta tarptautinė grupė beveik iš visų šalių, net Afrikos, Azijos, ištirti, kaip veikia cheminiai preparatai ir vaistažolės į žmonių sveikatą, kokiais kiekiais juos reikia naudoti, kiek reikia naudoti, ką jie padeda ir kaip jie kenkia. Jeigu mes dabar pasižiūrėsim į televiziją, tai pamatysim, kad nuo visų ligų tam visokių vaistų yra. Nu tai vat kalcigran kaulams stiprinti. Nu per televiziją kažkur jau gerai pabuvęs žmogelis su dviračiu kažkur važiuoja. Nu tai staiga jam suskaudo sąnarį, jis nulipo nuo dviračių, į gerklę įsimetė tabletę, prašviesėjo akyse ir jisai savo toliau važiuoja. Kas tas yra kalcigran? Tai yra tinkas. Tai va čia jūs pasikratykit to tinku ir nereikės pirkti to kalcigrano. Ir jis į tą sąnarį nenueis,
Jeigu jis nueis į tą sąnarį, tai vargu ar ten, ir visi žino šitą. Nu tai ten višto mes duodam tą kalcigraną. Dabar jeigu norim kokios tai gali šiek tiek, kada nėra kraujuje pakankamas kiekis, jisai gali šiek tiek palengvinti, bet labai mažai gali palengvinti. Nu tai jeigu, pavyzdžiui, norim organikos, tai pas mane knygoje parašyta, kaip iš kiaušinių lukštų pasidaryti, reiškia tokį savo preparatą, pavyzdžiui, žiemos metu, kad galima būtų šiek tiek savo ką tai palengvinti. Dabar toliau pagal visas vaistų grupės. Dabar mes gyvenam 4 tokius gyvenimo tarpsnius. Nuo 0 iki 20 metų vaikystė, kada žmogus privalo mokytis ir klausyti. Nu tai pabandykit savo 18-metei ką nors pasakyti, išgirsit, ko negirdėję kartais. Bet tai yra taisyklė. Ir pavyzdžiui, Šveicarijoje, kada mūsų merga su vairuotoju nužudė juos pavežusią mokslininką, tai šitai mergai tik 4 metai buvo duoti kalėjimo dėl to, kad ji vaikas. Ji dar neturėjo 21 metų. Bet aš tai mergai būčiau davus daug daugiau. Nu tai dabar ta merga su vaikais dirba, nu nežinau, ar čia gerai ar negerai, tai čia jau kitas klausimas. Dabar nuo 20 iki 40 metų jaunystė, kada žmogus privalo tramdyti savo geismus ir norus. Nenorėti greit praturtėti, nenorėti įlysti į Seimą, nenorėti įlysti į valdžią, dirbti ir susikurti savo subrendimui dvasinį ir šiokį tokį materialinį kapitalą. Nuo 40 iki 60 metų ir daugiau subrendimas, valdžios amžius, kada iš žmogaus reikalaujama būti teisingu. Yra šalių, kur iki 45 metų žmogus negali tapti Seimo nariu ir negali būti valdžioj, dėl to, kad laikomas dar nepilnai subrendęs. Ir pats laimingiausias amžius mergaitės ir berniukai, tai yra nuo 60 arba 70 metų, kada žmogus yra išmintingas ir privalo mokyti kitus. Tai vat, kai kurie iš jūsų čia sėdintis yra išmintingi ir privalo mokyti kitus, kaip ir aš. Nu, man jau kaip tokio subrendusio gerai žmogaus, aš galiu truputį nusišnekėti, tai tada jūs prieisit, parašysit, man pasakysit, ką čia pasakei, ir aš tada taisysiuos bendrom jėgom, kad viskas būtų aišku. Kiekvienas mūsų amžius turi atitinkamas ligas. Vaikystė turi savo ligas, jaunystė turi savo ligas, subrendimo savo ir senatvė turi savo ligas. Tai dabar ta senatvė, kur jau čia dauguma žmonių vis dėlto gal apie viską truputį labai pakalbėsiu ir apie bėdas, kurias mus dabar pradėjo labai smarkiai ištikti. Tai smetoniniais laikais, o aš esu smetoninė mergaitė, aš atsimenu 5 santvarkas, smetoninė, 1 tarybinė, vokiška, 2 tarybinė ir dabar nepriklausomybė ir galiu apie jas visas kalbėti, dėl to, kad jau ir smetoniniais laikais aš buvau netoli 17 metų ir kaip tai jau viską, kaip tai supratau. O jau tarybiniais laikais, vokiečių laikais, tai jau toks dar pagal tą skirstymą lyg tai dar ir jaunystė, vaikystė, bet jau kažkaip vis tiek tas supratimas buvo koks tai. Tai dabar vaikystės lygos, bet dabar apie smetoninius biškutį. Smetonos laikais vėžinių susirgimų ir alerginių susirgimų, kurių dabar pilna, sirgo 80% žmonių mažiau negu serga dabar. Kodėl? Nu tai pirmiausiai aš gyvenau Radvilškio rajone. Radvilškio mieste buvo vienas gydytojas ir jokios ten
ligoninės, nieko. Bet tas vienas gydytojas kažkokiu tai būdu sugebėdavo atvažiuoti į kaimą ir būdavo savivaldybės, reiškia, įsakymas, kad jeigu gydytojas nuvažiuoja į kaimą pas ligonį, turi važiuoti su arkliu, jam moka 5 litus. Tai dabar šitam Radvilišky turbūt koks 60 gydytojų visam rajone į kaimą nė vieną nenusiveši už 5 litus, tai net nežiūrėsi tave, visai manys, kad išprotėjęs. Taip, kad reikia mūsų valdžios vis dėlto reikalauti, kad žmogui būtų prieinamas gydymas ir gydytojas net namuose, kada jam būtinai to reikia. Bet mes šito neturim. Tai dabar reiškia, tai yra vaikystės lygos. Kodėl šitai baisiai išplito tos lygos? Gal neapskūsit manęs, bet pirmiausia tai skiepijimas. Vis dėlto skiepai labai padidino alerginių susirgimų skaičių. Jeigu tik gimusi vaikelį, tuoj jam durė skiepėje. Ir paskui stebisi, kas čia yra. Nebereikia stebėtis, maždaug aišku, kas čia yra. Dabar nuo paukščių gripo skiepija, nuo kiaulių gripo skiepija, nuo paprastų gripo skiepija ir dar už kai kuriuos reikia mokėti. Tai aš nežinau, nuo kiaulių gripo nupirko vaistų už kelis, apie milijonus reikia kalbėti, jie visi supuvo, jų nėra. O už bet kokią pagalbą, bet kokį ištyrimą reikia mokėti pinigus. Tai įvyksta tada, kada sveikatos apsaugos ministro kėdėje sėdi ne specialistas, o partijos atsiųstas bet koks žmogelis. Dabar, kai kas jau man skambina ir klausia, ką aš dabar rašau, tai aš, mano brangieji, dabar noriu parašyti knygą, kuri vadinsis Šventųjų gyvenimas Marijos žemėje. Tai, ką mes Marijos žemę visi žinom, ir kad čia šventųjų turi būti labai daug, irgi taip pat žinom, bet kai reikia tikrą šventąjį suieškoti, nėra nors tu verk. Visiems kokie tai trūkumai yra, nors ką nori daryk, labai sunkiai ieškau, reikia išbalinti tuos pačius, kurie yra ir paskui kaip tai pateikti. Reiškia, vienas dalykas, dėl ko mes tapom tokie alergiški ir net vėžinių susirgimų daugiau. Antras dalykas, visą laiką didėja vaistų naudojimas. Tai aš jau sakiau, kad Alzheimeris nuo vaistų naudojimo 50%, bet daugiau negu 50%. Kada jau tas senelis nebesiorientuoja aplinkoj, tai reikia klausti, kiek tablečių per dieną jis gauna. Jeigu gauna 12 tablečių, tai jau labai protingas nebūsi. Gerai, bet vis tiek vaikelis auga, alergiją, kaip tai gydom, sugydom, stuburų iškrypimą gydom, sugydom, o gal ir nesugydom, jisai užauga iki jaunystės. Tai dabar kas darosi to jaunystėje? Tai jau dabar oficialiai skelbiama, kad mes jau daugumą vaikų pas mus beraščiai. Dabar, kad mūsų jaunimas išvažiuoja į užsienį ir ten dirba kur kas daugiau negu čia mes dirbam. Man, pavyzdžiui, kaip aš pasikalbėjau su žmonėm, aš sakau, tai kaip ten dirba. Sako, jeigu aš Lietuvoje taip dirbčiau kaip Anglijoje, tai aš turbūt tiek pat užsidirbčiau. Ten nėra tokio gyvenimo, apie kurį mes čia taip džiaugsmingai kalbam. Ir iš viso tėvynę reikia patys turim tvarkyti kaip tai tėvynė, kad ji būtų tvarkoj. Jaunystė turi savo ligas. Subrendimas turi savo ligas, vaikystė turi savo ligas, iš jų didžiausia alerginiai susirgimai. Bet aš dabar kalbėsiu apie vyresnio amžiaus žmonių ligas, nes tos lygos ateina jau į jauną žmogų. Jau nuo 50 metų žmogus pradeda sirgti. Tai dabar būsiu teisinga.
kiek tau metų nuo 60, tiek tau jau yra medžiagų apykaitos ligų. Nu, vot sukako 60 metų žmogui, nu, kartais 60 metų per anksti, nu, sukako 70 metų. Kraujas geras, žmogus atrodo gerai, sveikata yra, nu, jau stojasi taip kaip aš, 88 metų. Pirmi žingsniai labai sunkus, o paskui prasivaikščioja, o Jėzau eina tikrintis. Nueina tikrintis, randa artritas, artrozė ir spondiloartrozė, spondiloartrozė, bendra sklerozė ir cholesterolio padidėjimas. Tai kiek ligų susiskaičiavot? Nu, tai tam amžiui 60-70 metų ir turi būti 6 medžiagų apykaitos ligos. Kaip jos pasireiškia žmogui, kaip mes jas galim gydyti, kiek galim padėti žmogui, tai va čia biškį pašnekėsim, o jūs paskui patys galvokite. Nu, tai dabar ką? Nu, cholesterolis. Nu, tai vat pas mane ateina labai simpatiškos mokytojos, mat aš labai su mokytojais esu susidraugavus, ir čia viena ponė priejo prie manęs, su kuria važiavom kartu į Sibirą, ko mes ten važiavom, aš nežinau, bet važiavom. Tai aš mokytojus labai mėgstu, tai ateina tokia ponė mokytoja, jau labai faina ponė mokytoja, dar graži, 70 metų, man padidėjęs cholesterolis. Sakau, ką jis tau maišo? Padidėjęs, nemaišo, bet man jis padidėjęs. Tai sakau, tai su vyru gyveni, visą laiką dejuoji, kad senis niekam netikės. O kodėl sakau gyveni, nu tai senis netikės, tu jį jauti, bet gyveni, o cholesterolį tu nejauti, kam tu jį kankini. Tai dabar trumpai apie cholesterolį. Cholesterolį gamina mūsų kepenys. 5 mg cholesterolio kiekvieną dieną gamina kepenys. Turi reikšmę šiek tiek, cholesterolis nusėda kraujagyslės ir jeigu čia yra bet koks žmogus, kuris atsimena tarybinius laikus, tai mes cholesterolio nežinojom. Tai, ką dabar vadiname cholesterolį, mes vadiname sklerotiniais kraujagyslių pakitimais. Tai tas pats. Susiaurėja kokius tai kraujagyslės tam amžiui, jau yra natūralu. Jeigu storas, tai tos kraujagyslės susiaurėja, kraujas truputį teka lėtai ir padidėja kraujospūdis. Apie 60 metų šiek tiek padidėja kraujospūdis. Jeigu jis 150, valio, jo nekliudykite. Jeigu jis toks ir būna, apie tai biškutį vėliau pasakysiu. Jeigu 70 metų pas jūs kraujospūdis 160 ir jūs jo nejaučiat, prašom irgi neryti vaistų. Aš jums paskui papasakosiu. Mano laikai sakė, kiek yra tau metų virš 100, tiek tegul būna ir kraujospūdis. Jeigu tau